Sveiki visi, šiandien aš ir mano draugė, bet jos vardo neminėsim, varom į teatrą. Mūsų aišku nuveš, o mes tiesiog būsim ten, žiūrėsim kažką, bet nežinau ką. Tai laukit tęsinio, karočią praleisim dieną šiandien su mumis. Tai jo, mes jau važiuojam ir jo, sėdim mašinai. Ir laukiam, kol ateis ir varysim į filmą. Kad sėdim. Jo, tai va. Einam į filmą. Tai ten. Jo, einam. Ai, kino. Sakė, palaukit. Токет нам берет. Кажи первый комплект. Heidi ir mažasis lūšiukas.
Manęs laukia meras. Į kurią pusę Dorflis? Dorflis, tenai. Aišku. Pažiūrėkim, laiškas Heidi. Nieko. O ne, atleisk. Išskyrus šitą. Kas ten parašyta? Jis nuklavus, taip ir žinojau. Brangioji Heidi, mudu su tėveliu leidžiame atostogas prie Baltijos jūros. Norėčiau, kad būtum kartu, Heidi. Čia labai smagu ir yra daug veiklos. Nuolat šviečia saulė, tad dažnai maudomės. Nepatikėtum, kokie čia ledai. Jie nuostabūs. Taigi, prašau atvyk. Mes tau nupirkome traukinio bilietą kitam mėnesiui. Vaja. Leisiesi į didį nuotykį, kokia laiminga mergaitė. Didį nuotykį? Paskubėk! Pavėluosim į turgų! Žiūrėk, jau prasidėjo! Vaišinkite štrudeliu. Rimtai? Ir nepamirškit, kad visi gaus skanėstą. Gerai? Šiandien atvyko ypatingas svečias iš miesto. Imk kiek nori. O, koks tu besotis. Nagi, jau pakaks. Ačiū. Labas, mama. Paėm kožiuką. Suvalgyk šią puikią spurgą. Sveiki atvykę į Dorflį panašų taikinį. Draugai, vietiniai, kaimų žmonės, kai kurie turbūt girdėjo apie sėkmingą verslininką poną Schneitingerį, tikrą industrijos kapitoną ir labai svarbų žmogų. Ačiū, gerieji Dorflio. Kas čia vyksta? Aš kad ponė Schneitingerį. Čia viena gražiausių vietų žemėje. Žinau, kad kaimo gyvenimas labai sunkus. Visą dieną vaikštate laukuose, kad turite Namo ir aš tave nupešiu. Kad turite rūpintis vaikais. Daug kas pasikeitė. Mes žengėme į modernius laikus. Tai traukinių, automobilių ir telefonijos era. Mašinos gali pagerinti mūsų gyvenimą. Atvykau su misija, kad paversčiau Dorflį dar geresnę vietą jums. Manėliai žmonės. Kam bijoti laukinių žvėrių ar blogo derliaus, kai galite turbūt naužus kelius? Tiesa, bažnyčia. Ar atstatysite sudegusią bažnyčios varpinę? Taip, atstatysime bažnyčios varpinę, žinoma. Dorflis žengs į naują amžių, pradedant nuosavą Dorflio lentpjūvę. Reikės, kad visi Dorflyje sutiktų su lentpjūvės statybomis, tai... Ir kaip tai padaryti? Seneli, Klara mane pakvietė prie Baltijos jūros, o aš dar nesu mačiusi jūros, bus maudynių ir smėlio pilių, ir ledų bei daug linksmybių. Ir bus dar toks gražus garvežys. Keliausim juo dideliu greičiu. Lėčiau, prašau. Į kaimą atvyko vyras vardu Schneitingeris, visus vaišino štrudeliu. Tikrai? Jis minėjo naują lentą. Lentą.
taip, Ar lengva. žinai, ką tie dalykai padaro kalnams, medžiams? Jis net žadėjo suremontuoti bažnyčios varpinę. Juk tai gerai, ar ne? Viskas gerai, seneli. Aš leisiuosi į didelį nuotykį aplankyti Klarą. Ar prižiūrėsi senelį, kol manęs nebus? Ačiū. Juk šis čia. Juk dink. Štis. Eik, lauk. Ir nesirodyk. Neliesk mano Bertos. Ten ir lik. Pone merė. Tai vos nesušiupo atvirulis Bertas, ne? Mano mylimiausias vištos. Ko imsitės, kad mus apsaugotumėt? O taip, ką darysite? Atleiskit, negalėjau nenugirsti apie lūšės problemą. Tai siaubinga. Štai ką padarysiu, pasirūpinsiu tuo. Ir tuo pačiu prašau sutikti su mano lentpjūve. Jums toliau nebereikės gyventi baimėje. Na, gedėk čia. Atsiprašau. Girdėjote apie lūšį? Lūšis užpuolė viščiukus Faištrūzerių fermoje. Visi kaimiečiai sunerime. Ponas Šnaitingeris sprendžia spąstus. Jie žada apsaugoti Dorflį. Senelį, galiu eiti su Piteriu? Prašau. Ačiū. Bėgam. Šnaitingeris, tas vyras, kuris nori statyti lentpjūvę. Šiandien viskas išeinam. Ir jo gero jums gyvenimo. Viskas. Išėjom. Dabar varom namo. Iki kito karto. Ate.